Grįžtame į studiją, kur pasikalbėsime apie aviacijos sektorių, kuris šiandien, galima sakyti, išgyvena itin dinamišką laikotarpį. Matomi pokyčiai tiek technologiniuose, tiek tvarumo sprendimuose, o kaip pastebė ekspertai, naudotų lėktuvų rinkos paklausa itin išaugusi. Tad apie tai, kas vyksta pasaulinėje lėktuvų pirkimo, nuomos ir valdymo rinkoje, bei kokie esminiai pokyčiai aviacijoje, šiandien pasikalbėsime su Avia Solutions Group valdybos nariu ir ilgamečiu aviacijos ekspertu Tadu Goberiu. Sveiki. Labadiena. Tai jūs esat apskritai aviacijoje, lėktuvų pirkimų, nuomos rinkoje daugiau jau nei 15 metų. Tai jau tikrai viską žinot, išmanot ir matot, kaip keičiasi tie procesai. Tai ar galėtumėte vardinti būtent, kaip per tą jūsų ilgametę patirtį, kokie pokyčiai vyko būtent to lėktuvo pirkimo ir valdymo pardavimų rinkoje? Aviacija yra labai priklausoma apskritai nuo ekonominės situacijos ir kiekviena ekonominė krizė pasaulyje jinai tiesiogiai įtakoja aviaciją. Ir buvo ne viena ir jau ne dvi krizės per mano trumpą karjerą, visgi sakyčiau, 15 metų atrodo daug, bet kai sutinki tuos tikruosius aviatorius iš didžiosios A, jie praleidžia čia 40-50 metų, ten žmonės su patirtim. Mes, manau, esam pakankamai patyrę, kad sėkmingai galėtumėm vystyti savo veiklą ir verslą, bet tiesą pasakius, tas skaičius 15 nėra toks labai didelis. Tai kiekviena krizė įtakoja aviaciją ir COVID-as turbūt buvo pavyzdys to, ant kiek tai yra trapi industrija, kurią gali sustabdyti pandemija. Tiesiog nėra keleivių ir aviacija netenka keleivių pervežimo verslo, aišku, COVID metu stipriai išaugo krovininė aviacija, kas iš principo turbūt pagelbėjo ne vienai oro linijai išlikti versle ar bent neprarasti pinigų. Tai COVIDas gal buvo, pasakyčiau, žiaurus tuo, kad prieš pat COVID aviacija buvo absoliučiose aukštumose tiek pagal lėktuvų kiekį, tiek pagal pervežamų keleivių kiekį. Ir staiga iš absoliutaus piko tu nukrenti į absoliutų dugną. Ir tas kontrastas buvo, iš tikrųjų skausmingas visai industrijai. Tai visą tai įtakojo, kad pagrindiniai gamintojai lėktuvų, tokie kaip Boeingas, Airbusas, jų gamyba buvo stipriai įtakota ir iki šių dienų jie nesugeba pagaminti tiek lėktuvų, kiek gamindavo iki COVID-o. Gamybos apimtis vis dar nesiekia apimčių, kurias jie kažkada buvo pasiekę ir tai sąlygoja trūkumą lėktuvų rinkoje. Dėl to naudotų lėktuvų kainos šiandieną yra labai aukštos, aš tokių neatsimenu. Ar galite pateikti pavyzdžių? Galiu. Lėktuvas kaip daiktas, kaip įrenginys, jis, aišku, turi savo gyvenimo ciklą. Nauji lėktuvai tokie kaip Airbus 320, populiariausi turbūt, arba Boeing 737 MAX. Kaip dažnai lietuviams sakau, Ryanairo lėktuvas ir Wizz Airo lėktuvas, turbūt tada visi supranta, apie ką mes šnekam. Tai nauji lėktuvai tokie kainuoja apie 45-50 milijonų dolerių. Laikui bėgant, aišku, vertės krenta, bet vėlgi lėktuvas savo ekonominį gyvenimą turi pakankamai ilgą ir jeigu jis yra tinkamai prižiūrimas, jis gali tarnauti ir 30 ir 40 metų. Tai sakyčiau, tokio pusamžio 15-20 metų senumo lėktuvo kaina gali svyruoti nuo 15 iki 25 milijonų dolerių, priklausomai nuo jo būklės, nuo variklių būklės. Kuo lėktuvas sensta, tuo daugiau vertės lieka varikliuose. Tiesą pasakius, esu matęs ne vieną ir ne du lėktuvo korpusus be variklių, kuriuos tiesiog žmonės dovanojo, kad kas nors juos paimtų ir nereikėtų sukti galvos dėl utilizavimo ir panašiai. Tai tokios tos vertės ir dabartinė rinka yra tokia, kad bet koks daiktas turbūt, kuris gali skristi ir kažką gabenti, jisai turi savo vertę. Tai aš kažkada kažkur irgi juokavau, kad turbūt skraidantis kilimai irgi būtų labai populiarūs ir pilnai apkrauti darbo. Tai šiandienė tokia yra rinka, žiūrint į tokią artimesnę ar tolimesnę ateitį, aišku, gamintojai bando tvarkyti situaciją su savo gamybiniais pajėgumais. Vėlgi, pakalbėkim skaičiais, iki COVID krizės Boeingas per mėnesį gamino apie 60 lėktuvų. Šiai dienai jų pajėgumai yra apriboti 38 lėktuvais per mėnesį. Nors jie fiziškai galėtų gaminti daugiau, bet civilinės aviacijos priežiūros tarnybos
sugriežtino požiūrį į jų procesus ir ypač į kokybės priežiūros procesus, dėl to netgi jie dabar tarsi pajėgus gaminti ir daugiau, bet jiem kol kas neleidžia, kol neįsitikins, kad viskas yra gerai. O šiaip lėktuvo gamyboje yra naudojami tūkstančiai tiekėjų ir įvairių dalių, komponentų, agregatų ir kai kurie tiekėjai yra, tiesiog jie apart to, kad tiekia kažką Boeingui, jie tiesiog niekam nieko daugiau nedarė. Tai kai atėjo krizė, aišku, jie bankrutavo ir dabar jiem atstatyti visą tą logistikos ir gamybos liniją užtrunka ir, Covidas turbūt praėjo taip iš principo prieš kokius 3 metus ir vis dar matom, kad yra pakankamai nemažai bėdų. O kada yra tikėtina, kad visiškai pavyks atsistatyti? Atsistatyti gamybos pajėgumus, aš manau, kad 3-4 metai ir turbūt tai gali nutikti. Toks bent jau planas, ką komunikuoja pats Boeingas. Mūsų grupė yra užsisakusi 80 naujų lėktuvų iš Boeingo, kurios turėtų mums pradėti tiekti nuo 2030 metų. Periodiškai susitinkam su gamintoju, jie mus bando, informuoti, kaip jiems sekasi laikytis to mūsų plano. Tikimės, kad tie lėktuvai mus pasieks laiku ar pradės siekti laiku, tai nereiškia, kad jie visi atkeliaus per 1 metus. Tai tam, kad jie tą galėtų įvykti įsipareigojimą prieš mus, jie iš tikrųjų turi stipriai padidinti gamybos apimtis, kad tai neįtakotų lėktuvų vėlavimų. Lėktuvų vėlavimai, naujų lėktuvų vėlavimai tapo natūraliu reiškiniu, kas šiek tiek liūdina, nes planuose yra ir atnaujinimas visų kitų modelių, tiek Boeingo 777, tiek pas Airbus'ą, bet vėlgi tie vėlavimai tokie tarsi trikdo tiek oro linijų augimą, tiek visos industrijos galimybę patenkinti paklausą. O dar kalbant apie galimas rizikas, su kuriais susiduria verslai, tai kokias didžiausias galbūt rizikas jūs matytumėt lėktuvų pirkimo ir tam visam lizingo segmente? Pirkimo rizika labai paprasta, nusipirkti blogą daiktą. Bet čia vėlgi pusiau juokaujant, iš tiesų nėra objektyviai įmanoma įsitikinti 100%, kad lėktuvas yra toks, o ne kitoks. Nemėgstu tos analogijos automobilių pirkimų, bet tarkime, jūs kai perkate automobilį, juk nežiūrit, kas yra variklio viduje. O gal reikėtų? Gal reikėtų. Tai aviacijoje šiokias tokias galimybės pažvelgti į tą variklio vidų yra tokios technologinės angos, per kurią tiesiog endoskopinė kamera žiūri, kaip variklis atrodo iš vidaus. Tai nėra 100% tas pats, kas pasidėta variklį ant stalo ir išsiardyti ir tada viską pamatysi. Ir aišku, perkant, parduodant niekas nesutinka ardyti variklių. Tai šiokia tokia rizika prisijėmė, bet vėlgi čia turbūt daugelis dalykų ir faktorių yra svarbu. Lėktuvui ypač svarbu, kur jisai praleido savo gyvenimą, gal keistai skambės, bet tam tikrose aplinkose, gamtinėse sąlygose, kur yra, pavyzdžiui, daug smėlio, varikliai tarnauja apie 2 kartus trumpiau negu tarkim, Europoje ar Šiaurės Amerikoje. Ten, kur yra užterštas oras, irgi ženkliai yra didesnė korozija. Arba iš viso apibendrinant galima sakyti, kur šilta ir drėgna, ten aišku, korozija yra didesnė. Tai turint omeny visą tai ir matant istoriją lėktuvo, kuris praleido savo gyvenimą, aišku, turi daryti tam tikras išvadas ir atitinkamai priiminėti sprendimus. O kalbant apie lėktuvų nuomą, tai vėlgi nuomos yra įvairios formos. Mūsų grupės pagrindinė veikla yra lėktuvų nuoma, kai mes nuomojam lėktuvus oro linijom, su pilotais, su aptarnaujančiu personalu, su mūsų techninė priežiūra, su mūsų draudimu. Tai yra kur kas daugiau negu tiesiog duoti lėktuvą ir sakyti, va, tau lėktuvas ir skraidyk. Tai šitoj srityje vėlgi yra tam tikrų papildomų rizikų ir pavojų. Kontraktai paprastai yra trumpalaikiai, nes tokia paslauga dažniausiai reikalinga tam, kad... Kas yra trumpalaikis kontraktas? Trumpalaikis kontraktas dažniausiai yra iki 6 mėnesių, kai oro linijos, tarkim, ypač Europoje, ypač vasarą, yra tas didelis sezoniškumas ir pačiom oro linijom neužtenka jų turimų lėktuvų ir jie nori laikinai trumpam periodui, tarkim 6 mėnesiam, išsinuomoti papildomus pajėgumus, tai yra papildomus lėktuvus, žinodami, kad kai ateis žiema, jų pačių pusė parko turbūt stovės ant žemės, nes tiesiog žiemą
Europoje yra ženkliai mažiau skrydžių negu vasarą. Tai mūsų verslo modeliui svarbu, kad vėlgi lėktuvas jis turi skraidyti, kaip trivialiai beskambėtų. Blogiausia situacija, kai jisai stovi ant žemės. Tai mūsų iššūkis yra visada, aišku, mūsų operuojamus lėktuvus perkelti į priešingą sezoniškumą. Kai baigėsi vasara Europoje, mes juos išvarome į priešingą sezoniškumą, į Aziją, į Australiją, Pietų Ameriką, kad jie dirbtų ten žiemą. Tai toks yra mūsų verslo modelis, jis pakankamai yra sudėtingas, yra daug visokių niuansų. Iš praktikos ir patirties supratom, kad yra sunku greitai susitarti su oro linijom priešiškam sezoniškume. Ypač jeigu tu ateini iš regiono tokio kaip Europa, yra lėktuvų registravimo reikalai, lėktuvų techninės sertifikacijos reikalai. Dėl to mes strategiškai nusprendėm, kad mes turime patys turėti oro linijas išmėtytas per visus 6 kontinentus. Ir tas palengvina tada lėktuvų tranziciją iš vieno regiono į kitą, sutrumpina laiką, tai galima padaryti efektyviau. Tai čia mūsų iššūkiai. Ačiū Jums labai už pokalbį, buvo tikrai informatyvu, įdomu. Laidoje šiandien svečiavosi Avia Solutions Group valdybos narys, aviacijos ekspertas Tadas Goberis.